Sveiki dar kartą. Žiūrėkit, pakalbėkime apie peilis dovana. Tai kiti žmonės sako, peilio negalima dovanoti. Kiti galima, kiti vėl. Iš tikrųjų, peilį dovanoti galima. Na, pagal prietaras, paimkite tą vieną euriuką ir jūs jį parduodat. Nedovanojat, o parduodat už euriuką. Kaip sakom, rusiškas biznis irgi gerai. Nors euriukas, mokėsit 102, bet už euriuką gausit. Tai žodžiu, į nuostolį parduosit. Dovanas tai yra labai geras peiliai, peiliai galastuvai, tai yra labai geras dovanas, pasakiškas. Visom progom, visom. Neskaitau vaikų, o šiaip suaugusim tiek gimtadienio proga, tiek įkurtuvių proga, tiek kažkokio atsidėkojimo proga. Peilis yra nuo senų senovės vis dėlto toks dalykas, kurį prisimenam, kurį vertinam visi. Tai žodžiu, žmonės atsineša peilius, kurie yra galąsti, kurie yra net kiti išgraviruoti, kad ir neišgraviruoti atsineša. Visi jie prisimena, kas dovanojo. Tai yra medžiotojai irgi. Va, čia iš to draugo gavau, čia buvo toks draugas, kuris man padovanojo irgi peiliuką. Kitur ten irgi va, gavau dovanų. Tai peilis, kaip sakau, geras peilis, dovanai, čia yra kosminis reikalas. Vis dėlto žmogus naudoja, dirba, tai yra praktiška dovana tokia, su kuria visada dirbdamas prisiminsi, kas tau jį dovanojo. Tai, kaip sakau, mažiausiai galvos sukti, mažiausiai kažką galvoti, kur ieškoti, ką ieškoti, nupirksim ten kažkokių niekučių gražių, dar kažką, žmogus pažiūrės, gavau, gerai, ir viskas. Ir žodžiu, gausis taip, kad nepanaudos dovanos. Tai žodžiu, o peilį visada galima panaudoti. Visada, visur. Žodžiu, įsigykite peilius dovanom. Visada praeis, pamatysit. Iki.